Sveiki ir šiandien pas mus svečiuose Linas Baužys, Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Sveiki, Linai. Sveiki, Arturai. Linai, elektros Ignalinos atominė jau 15 metų negamina. Tai klausimas, ką darot tiek metų ir kiek dar metų Ignalinos atominė bus kaip įmonė, kaip objektas? Atominis ciklas paprastai skaičiuoja, aišku, priklausomai nuo įrenginių, tipų elektrinių, bet tokia, kokia Ignalinos atominė elektrinė yra šiandien ar buvo vakar, jos gyvenimo ciklas maždaug yra 100 metų. Kaip paradoksaliai neskambėtų, nuo praėjusio amžiaus 74 metų, kai prasidėjo brėžiniai ir 83 metų. Tai statyba yra mažiausias laiko tarpas? Statyba turbūt trumpiausiai, net ir kalbant apie ateities arba dabarties naujasias atominės elektrinės, sako, mes dabar pastatom per 2 metus. Tik tais turbūt leidimų gavimas, suderinimas su reguliatoriais užtruks 3 kartus tiek. Tai projektavimas, statyba, viskas statyti labai viskas paprasta, lengva, stovim, virinam, liejam betoną. Tas elektrinių ciklas irgi nėra amžinas. Čia tie, kurie sako, dar galėjo dirbti ir dirbti, nebegalėjo dirbti, jau šiandien būtume ją sustabdę, nes jos ciklas yra, kaip čia, tol, kol gali gaminti elektros energiją, yra maždaug 25 metai. Ar būtų kažkas leidę tokio tipo atominė elektriniai dar pratęsę 5 ar 10 metų vargu bau, skaitant tai turint omenyje, kokiom sąlygom statyta, kokį branduolinį kūrą, kurio šalies naudojam ir visi komponentai ir dalis tau tektų žiūrėti rytus, kad kažko gauti, tai tikrai šiandien jau nebūtų veikusi. Čia tik sakyčiau, tas susitarimas geras tame, kad čia ir tam tikros sąlygos, kur ir įsipareigojo Lietuva, kad nedelsiant pradėti išmontavimą, Europos komisija sutiko finansuoti. Ne? Va, tai ilgiausias turbūt yra procesas ir sudėtingiausias šitos elektrinės yra tame, kad jos niekada nieks neketino išmontuoti. Būtų kaip čia, žinot, sovietmečių. Užpylė kaunus. Užpylė dar kokių smėlių, aptvėrė spygliuotą vielą, pastatė keliasdešimt kažkokį tai būrelį Rusijos kareivių, ir jie ir saugo, ir yra uždaryta zona. Lietuvos pakrašty nieks nemato, širdis neskauda. Va, tai mūsų laukia dar pats tas sudėtingiausias reaktorių išmontavimo etapas. Jau branduolinių kūrą svarbiausia ištraukėme, nebėra reaktoriuose, jos yra padėtos saugiai 50 metų laikinam statiny. Suprantam, kad statiniai negyvena milijonus metų, o panaudotas branduolinis kuras, jisai radioaktyvus bus milijonus metų. Tai reiškia, mes turim pastatyti giluminį atlikyną, kišti labai giliai po žemę, ten tinkamai betonuoti, kad jis, kaip čia sugrąžintumėm iš ten, iš kur jisai buvo kažkada ištrauktas, iškastas. Tik aišku, mes jau negalim neišvežti jokiai, kadangi tarptautiniai susitarimai į kitą šalį, reiškia, mes turėsim tvariai, saugiai, ramiai palaidoti čia Lietuvoje. Ir pabaiga šito projekto turėtų būti maždaug šio amžiaus 80-ieji metai. Turime atliekyno pastatymas giluminio ir padėjimo. Ne? Va, o kitos radioaktyvi, tai tenais bus jau dėta, kaip čia milijonas metų ir pamiršim apie tai. Ir pradedame dar vienos saugyklos statybą, čia tokių mažesnių ir vidutinius trukmės, čia liaudiškai pasakant, radioaktyvių atliekų saugojimui, ne, kur jos aktyvios bus maždaug iki 300 metų. Tai bus viena saugykla, kur saugosim 300 metų toks žemės pylimas, kaip sakant, suformuotas, saugiai sudėtas į konteinerius. Ir labai mažai aktyvios radioaktyvios medžiagos, kurios saugosim iki 100 metų. Tai jeigu taip žiūrint į horizontą, ką mes brėžiam šiuo metu mūsų įmonės vizija, tai yra maždaug 2100-ieji. Turbūt Lietuvoje nėra tokių įmonių, kur brėžtų tokį ilgą. Čia tokia su vizija įmonė. Na ir atsakant turbūt į dar, ką klausai, kad gauti atsakymą tokia aiškiau, mes dabar esame maždaug uždarimo periodo to viso ciklo, ką turim padaryti,
45% darbų yra atlikta. O 45%, dar pusė liko, tik tai tiek, kad tas dar išsitemps laikė pakankamai ilgai, ar ne? Išsitemps turbūt laikė, nes mes pradėsim sunkiausią, sudėtingiausią procesą. Dabar pirmiausia turim pasirinkti, aišku, pasirinkant rangovus, svarbiausia pasirinkant koncepciją, kokiu būdu išardysim reaktorių šerdis. Čia yra pats, sakykime, toks sudėtingiausias, pavojingiausias, nes jeigu kažkas virino, ten galėjo vaikščioti, laipioti, ten tikrai negalima žmonėms vaikščioti, bus daroma visiškai robotų pagalba, galvojant net ir tas, sakykime, ką daryti su visom radioaktyviom dulkėm, filtrus statant, ką daryti su grafitu, tai tam net, kad išardytumėm ir pradėtumėm tenais kaupti, ką mes išmontuosim, mes turim pastatyti laikinas, irgi vėl pabrėžiu, laikiną saugyklą ir ją turėsim pastatyti iki 34 metų, kai pradės eiti grafitas, kad mes jį saugiai galėtumėm laikyti. Ne? Tai kažkas sako, tai dirbi iš griovimo vadovo, aš sakau, labiau dabar apie statymą iš tikrųjų turim statyti saugyklos tokios, kur yra, skaičiau, tvirti, rimti pastatai, kurie atlaikytų daugelį dalykų, ko negali, ne visi pastatai šiandien į tai orientuojasi, ne tik apie energetinę klasę, bet ir patikimumą ir tvirtumą. Taip, nes išorės kažkokie tai visi kiti dalykai. Jo, čia galim, čia mes. Taip. Tai ir tas yra atliekamas vertinimas. Mūsų reguliatorius, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija vertina, kad jie būtų visapusiškai saugus tiek išoriniam grėsmėm, tiek vidiniam, kad ten, kur sudėtus radioaktyvios medžiagos, panaudotas pats branduolinis kuras, kad jis būtų saugus. Va, tai iki to mes dar daisim iki grafito ardymo, čia dar yra tų tokių klausimas, o kas čia atrodo sudėtingo. Tai pirmą turime 2 blokus, 2 reaktorius, ir nepradėsim prie vieno, tada turbūt montuojant žiūrėsim, kai vyksta, gal kažkokios klaidos, gal kažko nenumatė. Projektų nieks nepaliko, kaip išmontuoti, projektų nieks neparašė, kaip reikia išmontuoti. Net nebuvo planuojamas toks dalykas. Visapusiškai. Tada ir jūs esat pirmi, ar ne, šitoj, jeigu europiniai zonai, tai matyt niekas nėra daręs tokio darbo, kaip būtent tokio. RBMK tipo reaktorių, sakom, drąsiai, galim sakyti, pirmieji pasaulyje tokių yra daug, bet mums turbūt nelabai įdomu, kas yra ten toliau už kordono, bet labai įdomu tiek europiečiams, tiek ukrainiečiams. Ukraina yra tokie 4 reaktoriai. Čia Černobylį. Taip, vienas yra po sarkofagu, bet ir ten irgi laukiama, kada pasibaigs karo veiksmai, kad ir tas, kas net po sarkofagu, kad būtų pradėta ardyti. Turim susitikimus su ukrainiečiais, jie tikrai atvažiuoja, tikrai žiūri, labai stebėsi ir kaip jie supranta, kas tai yra reaktoriai, kas yra atominė elektrinė. Mūsų progresų jie šiaip yra susižavėję, nes yra ne tik tais tie patys reaktoriai, turbinų salios, kurios buvo kaip išardytos, kiti įrenginiai, visi ar tie vadinamieji būgnų separatoriai, šilmokaičiai, kai būna vamzdynai, kurie aušino reaktorių ir gamino garą į turbinas, kurie irgi yra radioaktyvūs. Tai čia yra dar vienas etapas, tuos vadinamosius būgnų separatorius, kurie garas išmontuoti iki reaktoriaus išmontavimo pradžios. Jie irgi visi yra radioaktyvūs, irgi pjaustysim robotų pagalbą. Tai iš principo esate taip kaip toks pradinis projektas, pagal kurį po to daugiau mažiau visi, ta pati Ukraina turės sekti iš paskos darydami, nes jūs realiai pirmieji, kas daro ir ta, kaip sakyti, be to buvusio plano jūs turit viską ir suplanuoti ir padaryti. Ir tas svarbus, sakau, žinių dalinimasis su ta pačia Europos Sąjunga yra toks tas susitarimas, jie mus finansuoja, bet jie supranta, kad mes esam tam tikras poligonas, tam tikri pionieriai, tos pačios klaidos, kurias mes neturim padaryti realiai klaidų, bet yra gal, nežinau, kažkokie dalykai. Abu reaktoriai galų gale dirbo skirtingose sąlygose, vieni prie aukštesnių temperatūrų, kiti mažiau valandų dirbo, tai fizikinės savybės tų pačių metalų ir grafitų turbūt irgi bus laikas parodys, kad galbūt paveikia skirtingai. Ne? Tai kaip čia, ardysim, montuosim vieną reaktorių, eisim po kelių metų prie kito. O kada pradedat pirmą reaktorių pradėsite išmontuoti? Tai kaip minėjau, pagrindiniai mūsų tokie, mes turim, čia negali pulti prie vieno projekto nepadaręs kito. Turim ilgą tą vadinamą kritinį kelią įsivardyję visų projektų.
Tai pirma sąlyga iki 34 metų pastatyti saugyklą reaktorių šerdžių, kur galėtumėm. Iki tų metų turime išmontuoti būgnų separatorius, kurių ten yra kilometras vamzdynų išviniuotų, supjausyti. Ir apie 30, nuo 34 plus eiti į pirmą. Aš tik patikslinsiu dar, mes reaktorių vadinam iš 3 dalyvių jisai susideda. Tai pirmas sluoksnį viršutinį mes patys darom, pjaustom, nuiminėjom, ištraukinėjom ir apatinę dalį irgi nuimam. Tai realiai prasidės reaktorių šerdžio tos pačios pavojingiausios. Kurį minėjo, jo. Jo. Nu ir pabaiga turėtų būti kokie 42 metai antrojo reaktoriaus, nes kaip sakau, su tokiu biškeliu prasislinkimų darysim. Pradedam pirmą, stebim, kai vyksta, statom įrengimus, nes yra dar svarbu, kad mes tuo metu gaminsim daug radioaktyvių atliekų, kitaip tariant, kaip fabrikas. Net tą visą logistiką teisingai pakurt, kad nebūtų niekur butelio kakliukų, kad čia, kur rangovas mum išmontavo, padėjo, kad mes nuvežtumėm, surūšiuotumėm ir vėl padėti į saugyklas. Ir plus skirtumas yra, kas vyko sovietmečiu ir kas vyksta dabar, tai mes ir dabar turim dar, kol net atominė elektrinė veikia, turim saugyklos, kurios visus radioaktyvios atliekos tiesiog buvo metamos į atskirus sandėlius, nerūšiuojant, ar tai nešvarus chalatas, ar radioaktyvūs vamzdeliai. Mes juos dabar, kur dar ten liko daugiau kaip 15 000 kubų, su manipuliatoriais renkam, rūšiuojam, dėliojam į skirtingas statinės, kur galim sudeginam, kur galim supakuojam, suspaudžiam ir atidedam, tai tas pats vyks visą išmontavimo laikotarpį. Kai tokio, sakykime, laiko perspektyva, tai keičiasi ir technologijos, tai keičiasi ir atsiranda nauji dalykai, kuriuos, ar ne, nes vienas dalykas, kai pradedi planuoti, kitas dalykas, kai jau ateina laikas daryti, atsiranda ir naujų dalykų, nes robotika važiuoja iš tikrųjų į priekį labai stipriai. Tai matyt, tikėtina, kad labai daug darbo tiesiog ten, kur negali niekas kitas daryti, tikrai robotai ir darys. Ir kai kurie įrenginiai net atrodo labai su manipuliatoriais, su joystickais, prašau už tą buzzwordų naudojimą, dirba, bet tu jau prieis ir matai, kad tas įrenginys ar ta įranga, kuri buvo suinstaliuota prieš 10 metų, buvo kažkas naujo. Taip skiriasi nuo tų senovinių sovietinių mygtukų eros. Bet kai kurie dalykai, supranti, dabar jeigu darytum, tai atsirastų daugiau, kur tu ten fiksuoji, eliminuoji žmogišką klaidą. Ir jau liktai reikėtų atnaujinti. Ir tu matai, kad jau šitos jau nebepadarysi update'o kažkokio, jau reikia daryti visą upgrade'ą, kur tu turi keisti sistemą. Nu ir kadangi matom, tas procesas tęsiasi ten dar 10 metų 2, tai vadinasi, mes jau net ir ta sistema, kur buvo kažkur įdiegta prieš 10 metų, mes jau jas turim pradėti atnaujinti. Gal gali atsiranda dar vienas dalykas, cyber security, ne? Taip. Nes ten skadus ir kiti dalykai, kurie valdo, jie turi būti irgi atitikti jau šios dienos supratimą saugumo. Jo, nes kai tokia laiko perspektyva, tai tiek daug dalykų pasikeičia, nes jau 15 metų, kai elektra negaminama, plus kad išmontavimas, kaip sakėt, pasibaigs viskas 2100-aisiais. Nu, ar 80. Aš skaičiu, tai bus laikotarpis, kai prasidės, jeigu Lietuva, mes maža valstybė, bet visgi galim pasakyti, esame vis dar branduolinė valstybė ir jeigu būtų nuspręsta dėl mažųjų branduolinių reaktorių, kur vyksta diskusija, tai realiai mes turėsim labai unikalią galimybę tame, kad giluminį atlikinį mes vis tiek turėsim greičiausiai turėti. Ar taip jį reikia turėti? Ja, tai visos dabar, jau kai statomas atominės elektrinės, jos statomas kitais principais. Dabar tu turi suplanuoti viską. Kaip tu pastatysi, kaip tu eksploatuosi, kaip sustabdysi, kaip išardysi ir viskas bus padėta į krūvą, kas anksčiau nebuvo daroma. Tai va tas ciklas mums turbūt būtų gerai tame, kad turėdami giluminį atlikyną ir žinodami, kur saugiai laidoti radioaktyvias atliekas ar panaudotą branduolinį kurą, aišku, naujai moduliniai reaktoriai ten turėtų jau ženkliai mažiau šito paveldo, tai tu jau pasistatęs giluminį atlikyną, tu išsprendi labai daug klausimų. Na, tarkim, lyginant su kitom šalim, kurie estai ten Lenkai toli pažengė realiai, bet mes turim infrastruktūrą arba turėsim, kur būsim pranašesni prieš mūsų kaimynus. Nes Visagino atominė, tai čia projektas, kuris vienas iš nedaugelio projektų,
kuris, kaip sakyti, visi rusams pavyko jį sustabdyti, kad nebūtų padarytas energetikoje, ar ne. Visi kiti pakankamai sėkmingai įsigyvendino. Ir turint omeny dabar, kai žiūrima pasaulyje, yra visiškas renesansas atominis energetikos. Kinai 20 reaktorių dabar statosi. Suprantamas noras išeiti iš naftos ir dujų priklausomybės. Japonai, jeigu neklystų, 5, Indija 8. Azija iš tikrųjų didesnė dalį visų reaktorių dabar statoma yra Azijai. Prancūzai 4 reaktoriai šiuo metu. Tuo tarpu Europai toks susiskaldimas. Vokiečiai liktai nežada grįžti. Net ir dabartinė valdžia supratusi, kad priklausomybė nuo dujų didelė ir kad negalima vien tik tai ant atsinaujinančių pastatyti viso tinklo, nes jis nebus stabilus, nežada eiti į šitą pusę. Ir pats minėjai būtent visiškai pasikeitusią technologiją, mažuosius reaktorius, kiek būtų ir prasminga tikrai Lietuvai galvoti apie atominę energetiką toliau, nes, kaip pats minėjai, infrastruktūra, kuri yra būtent tai pagrindiniai daliai, ilgiausiai daliai išardymui ar ne ir dekomisijai viso projekto, jinai bus pastatyta, jinai bus vietoj. Šiek tiek kalbant apie ateitį, laiką reikia šiek tiek atsisukti atgal ir mes visi žinom tą mūsų, sakyčiau, didžiulę Lietuvos energetinės nepriklausomybės sėkmę. Ir aš šiaip džiaugiuosi, kad istoriškai man yra tekę dirbti ir Mažeikių naftoje, ir Būtingės terminale, net tos pačiuose geležinkeliuose dirbant, irgi procesą pradėjom nuo sovietinės sistemų, saugos sistemų atsijungimo nuo Baltarusijos, Rusijos ir kitų dalykų. Ir dabar dar kolegos geležinkeliai tebe dirba ties to projekto. Tai Lietuvos, sakyčiau, ar tai yra, kaip čia skaičiuoti tiesiogiai, kaip paprastai čia įpratę business case, kada jis atsiperka ar neatsiperka. Mes suprantam, kad čia ne business case'as kaip turbūt dėl kariuomenės. Čia nebent jeigu žinotum, kad rytoj poryt pas tave kažkas tikrai į kiemą ateis, tai klausimas, kur tu dėsim dabar visus pagrindinius apie business case'us skaičiavo tiek Būtingė, tiek... Niekada neatsipirks. Geriausias tiekimo būdas yra vamzdis, družba ir kiti dalykai. Družba pasibaigia, o kadangi apie družbą nebegalvojam, užtat didžiulę gamyklą šiaurės vakarų regione Lietuvoje veikia pelningai, sukuria daug darbo vietų. O jeigu nebūtų Būtingės, realiai būtų metalo laužos jau seniai. Būtų ten tikrai... Tas pats su dujų terminalu irgi. Kaip business case'as, jis, kai skaičiuoja, tikrai neapsimokėjai, taigi galima pigiai pirkti. Bet tokie projektai yra labiau kaip draudimo polisas negu kaip business case'as. Tai va, ir matant tą visą net ir šiandieninę situaciją, kur liktai turim jungtis su Skandinavija, su Lenkija, tikrai yra daug tų alternatyvų, tikrai galim džiaugti šiandieninę, kiek iš atsinaujinančių šaltinių Lietuva pasigamina ir kur jau ten 75% energijos jau patys gebam pasigaminti. Tas pats Ispanijos variantas parodė, kaip greitai viskas gali situacija kisti, nežinau, netyčia kažkoks laivas gal praplaukė, gal tyčia, gal netyčia inkarą pravaloja per dugną. Ar šalta naktis, ar tamsi naktis ir mes turėtumėm matomai iššūkių. O tos, kaip čia, jeigu problemų neturi, kažkas gali jomis pasirūpinti. Tai Lietuvai dar turint tą kompetenciją, kur, sakau, mes turim tiek įstatymą branduolinės energetikos, turim reguliatorių, turim tinklą galų gale, prie kurio galim jungtis, turim visą infrastruktūrą ir aikštelę, kur galėtumėm daryti ir nereikėtų ginčytis ir gyventojai nelabai turbūt ten protestuotų, kalbant apie Visagino, tarkim, regioną, nes tai tikrai dauguma žmonių, taip skaičiu, dauguma galbūt ne visi, bet palaiko. Ir galvojant apie naujas technologijos, kur nereikia turėti monstrą sovietinį, o iš komponentų kiek to reikia daryti, tai aš taip sakyčiau... Kiek dabar trigubai sumažėjęs, ar ne? Nes jeigu anksčiau būdavo mažiausias korėjiečių 900, ar ne megavatų... Arba tas pats arba MK1 reaktorius 1500. 1500, tai dabar yra 300. Jeigu jo, sakykime, apie vieną, tai gali ten sakyti 300 arba ten 2600.
Ir tai nebėra tas, kur kaip čia sako, tą kombainą užkurti irgi yra sudėtinga. Tai pirmiausia, aišku, reikia pasakyti tos 4 kartos, kad taip ateitų dabar ir parodytų, kaip jis ten nuostabiai veikia. Dar čia Kanada greičiausiai matomai parodys apie 28-29 metus, ką visi ir žiūrim ir laukiam, ne, ir mes neturim patys pirmieji nusipirkti tą bandomai galbūt variantą, bet stebėti tam ruoštis. Ir tai Lietuvai, sakykime, būtų labai didžiulis pliusas, kuris net konkuruotų turėtų su vėju, saulė, vandeniu ar vandeniliu, bet būti visos tos sistemos dalimi, kai yra sviravimai, subalansavimai, kai yra, sakau, ar vėjo, štilius, ar tamsu, ar naktis, ar šalta žiema, tai būtų vienas iš geresnių turbūt sprendimų. Mes turim dar vieną dalyką, reikia nepamiršti. Kruonio hidroelektrinė, kuri buvo būtent pastatyta Ignalinos atominė elektriniai, kai yra pigi elektra arba yra jos perteklius, supumpuoja didžiulį kiekį vandens, o paskui, kai jau yra pikas arba rytas, tu to šliuzus paleidi ir generuoja kitą elektros. Nes žiūrint, kaip tik prieš pokalbį pasidomėjau, kad, pavyzdžiui, jeigu dabar duomenų centrai kažkur tai sunaudoja apie 1,5 pasaulinė tendencija, 1,5% elektros energijos, tai iki 30 metų padvigubė, jau 3% elektros energijos suvartos vien tik tai duomenų centrai. Turint omeny, kaip geometrinė progresija auga dirbtinio intelekto vystimas ir beprotiški dideli duomenų centrai, greičiausiai, kad tos prognozės, kurios buvo darytos, yra nelabai tikslios. Greičiausiai, kad tas poreikis elektros energijos vien tik tai iš vienos industrijos, tai yra iš dirbtinio intelekto ir bendrai duomenų centrų, jis augimas bus pakankamai didelis. Neskaitant vandenilio gamybos, kuri irgi yra imli elektros energijai. Tai šitoj vietoj, jeigu taip žiūrėti į perspektyvą, matyt, kad iš principo, ar įmanoma užsitikrinti be tokio stabilesnio šaltinio, nes turim omeny, kad saulė, vėjas, jie gali būti ir privalo būti balanse, bet jie negali viršyti tam tikrų procentų, nes kitaip sistema išsibalansuoja. Tai vat klausimas, kokios kitos alternatyvos, jeigu ne pakankamai didelis gamintojas? Čia dar vienas tas dalykas, turbūt aspektas, ką tikrai pripažįsta daugelis ekspertų ir Europos komisija tą patį jau skatina, kad atominė energetika yra žalias kursas. Tikrai tai yra žalias kursas. Ne? Neišmeta CO2 ir kitų dalykų. Mes galvojam, kad saulė ar vėjas yra labai žalias, bet reikia pagalvoti, kad tos saulės parkus, kur darom, čia dar vienas ateis etapas. Galbūt mes, kaip Ignalinos atominė elektrinė, kadangi veiksim turi matymo minimum ten 300 metų, galvoti apie, kur mes dėsim panaudotas saulės kolektorius elektrinės. Čia irgi yra tam tikras, ne? Kur dėsime vėjo jėgainių mentes, kurios irgi turi... Ir mentes ir patys šitą, ir patys stulpą. Taip, čia irgi, tai yra... Tai plastikas daugiausiai. Tos pačius jo stiklo, ten anglies pluoštai ir visokie, kuriuos visus sudėsim tos pačius laukus, taigi dengiam. Ir čia dar vienas yra aspektas, visai neseniai mačiau. Vienas saulės jėgainės parkas sukuria, man rodos, ar 3 darbo vietas, atominė elektrinė sukuria 500 darbo vietų. Tai Lietuvai, galvojant apie demografinę mūsų situaciją, sukurti darbo vietų ir kurie BVP, kurie moka mokesčius, ir plus, kai tu padengi savo rinką ir tuo metu mūsų kaimynam vokiečiam, ir labai gerai, kad vokiečiai nestatys atominės elektrinės, ir reiškia, jie toliau gyvens nuolatinėme energetikos šaltinių nepritekliuje, tai Lietuvos patvirtinta. Jie importuojasi iš, kiek suprantu, iš Prancūzijos, iš tų pačių atominių elektrinių, kurių... Bet mes esame visi tam pačiam dabar jau tinkle, ir tu gali, tą patį Lenkai galėsim eksportuoti, mes Lenkam galėsim padėti. Tai va čia yra Lietuvos eksporto galimybė. O eksportas tai yra mūsų BVP kūrimas. Tai galim kloti saulės baterijas ir uždengti ir nebebūti žemės ūkio kraštu, aš taip biškai čia hiperbolizuoju. Bet atominė energetika
jau dabartinė, nežiūrint į ten, sakykime, nelaimės, kurios atsitiko ar toj pačioj Fukushimai. Net Fukushimos yra klaidos išmoktos ir ta vadinamoji antra ar ten trečia karta, kuri net dabartinė karta jau, kur stato naujas atominės elektrinės, net yra numatytos tokios atvejos, kas įvyko Fukushimoje, kur dėl vandens užliejimo siurblių ir nebegalėjo aušinti reaktorių, kurie jau geba patys savarankiškai aušintis, net neturint ten tiekimo kažkokio. Ne? Tai saugumo priemonės irgi eina į priekį, kad jų neatsitiktų visų tų nelaimę apsisaugoti. Tai lyginant, kiek elektrinių, kokią vertę sukuria, sakykime, atominė energetika nėra prikūrus pasaulyje tiek bėdos, kiek kitos energijos gamybos rūšis. Bet šitą vietą visą laiką reikės žiūrėti ir į kitą pusę. Apie 40% urano žaliavos Kazachstanas tiekia pasaulio rinkai, ar ne, yra Rusija, jeigu sodrinimą žiūrėti, 36%. Aišku, dabar yra matytas laikas, kai tiek Kinija, tiek Jungtinės Amerikos valstijos šitos procesus, ypač sodrinimo, labai stipriai bando pasivyti ir, užsiimti tam tikrą rinkos dalį, nes supranta, kad auga pati industrija kaip tokia ir tas poreikis bus. Kiek šitoje vietoje gali būti geopolitinių, sakykime, klausimų, būtent dėl paties kuro? Kaip ir kiti komponentai, kuriuos bando šalis atsiriboti nuo tos pačios Kinijos. Tai kiek čia pas mus bus geopolitikos, aš čia nenoriu turbūt komentuoti, aš pats seku spaudą ir susidarau kaip pilietis arba kaip inžinierinį išsilavinimą turėdamas, matydamas, kaip eina kitos šalis. Lenkai prieš 2 savaitės pasirašė sutartį su amerikiečiais dėl naujųjų tų mažųjų branduolinių reaktorių statybos ir beje Lenkai galvoja, kad net 2 įmonės galbūt tai statys, tas pats Orlenas, ne, ir valstybė džiaugiasi. Tam, kad būtų know-how atsirastų, ar ne? Ir know-how, ir gamyba, ir plus geopolitiniai dalykai saugumo garantijos, ne, su amerikiečiais pasirašai. Ir tai yra viena iš saugumo garantijų. Mačiau Rumunijos pristatymą, dalinosi savo patirtim. Rumunai irgi yra pasiruošę statyti mažosius modulinius reaktorius. Jie turi irgi pasirašę sutartį su amerikiečiais. Į to lauko, kaip sakant, atidarimą ir kur bus statoma ateityje, net atvažiavo pats Bidenas. Sudalyvavo, nes tai, sako, jie supranta, kad ta valstybė, kad ir taip pat rumunai ten ar 3 ar 4 milijardus pirkdami technologiją amerikiečiam labai gerai. Amerikiečiai savo irgi saugo turbūt rinkas technologijas ir savo investicijas. Tačiau jeigu taip žiūrint iš saugumo garantijų, ir kitas dalykas, tie patys ar prancūzai, ar italai, jie labai deda didelės investicijas, jie yra tokie irgi, sakykime, mokslė pažengę ir technologijos. Aš jau net nekalbu apie Fusion ateities atominės elektrinės, bet ten tas projektas labai ilgas ir jo ten kaina turbūt bus 10 kartų didesnė nei mažųjų branduolinių reaktorių. Ar tai Lietuvos pasirinkimas, nemanau. Bet iš mažųjų branduolinių reaktorių amerikiečiai turi savo technologiją, ar ne? Kinai turi savo technologiją, rusai turi savo technologiją. Mes turbūt labiau, kaip čia, nežiūrėsim į Kinus ir Rusijas tikrai. Japonija, kas yra galimas variantas, amerikiečiai tą patį daro vystymą, toks kaip ten, kaip sakyčiau, konsorciumas prancūzai, italai ir šiek tiek britai. Irgi tas, sakykime, dar vystymo stadija. Tai, korėjiečiai turėjo mažesnius, ar jie kažką toj srity visiškai mažųjų branduolinių reaktorių kažką daro, ar neturi? Aš dabar nežinau, kur jie yra, bet labiau, sakykime, čia yra amerikiečiai, pavyzdžiui, dirba su tais pačiais ten arba su Hitachi, General Electric arba priklausomai kur. Bendra įmonė. Amerikoje yra General Electric Hitachi, Japonijoje yra Hitachi General Electric, ne? Bet jie tą patį daro, nes tai yra vystymosi stadija. Ir minėjai pats, kad pirmasis įveiklintas šitas reaktorius bus Kanadai. Būtent šito tipo ar čia?
Būtent mes kalbam, pavyzdžiui, apie 4 kartos. Mūsų, tam vadinam, NENSE trumpinta nepriklausomos energetikos mūsų strategijoje yra įvardinta, kad Lietuva yra nusprendusi 4 kartos rinktis. Tam tikrai ir rašant, ne, kad nebūtų tokių galbūt ir baimių, kad čia mes 2 ar 3 kartos darysim, kas yra modernesni, paprastesni ir lengvesni, mažesnės saugos zonos, ten jau nebereikia 10 km spindulių. Ir kaip kažkas tai buvo iš politikų, kaip pasakė, turbūt nebūsim pirmoji eilėje, kad įsigyti tas, kas yra šiandien, o būsim tie, kurie antroji eilėje ir jau žiūrėsim, kaip vystosi, galbūt kažkokie bagai bus išgaudytos, klaidos ir kad nemokėti tą pačią didžiausią kainą. Nu, bet kokiu atveju. Naujas daiktas, nauja technologija turbūt bus matomai pati brangiausia. Tai kanadiečiai jau sako, kad turėtų pasileisti 28-29 metai. Pas juos jau vyksta procesas. Amerikoje, Tenesio valstijoje, kaip čia buvom nuvažiavę, net jau kaip čia sužymėta teritorija, koliukai sukalti, kur turėtų atsirasti. Jų pagrindinis klausimas yra kol kas pinigai pas amerikiečius, kaip nebūtų keista, bet tai yra tik tais iš to jų kaip čia teisinės bazės, jį negali paimti taip tiesiog pinigų padėti, tai turi pradėti jau kaupti iš elektros kainos, kas bus surinkta, nu kitaip tariant. Bet ten privatus projektas ar valstybės stato Amerikoje? Ten su valstybės yra, ten jau valstybė apskritai ten yra ten įsiveliai, ten toks yra kaip didžiulis, sakyčiau, net ne kaip lezas, yra ten jau 100 metų veikiantis, kur buvo pirmoji atominė elektrinė net Manhattanio projektui pastatyta, kur surodrino uraną Mažyliui ir Dičkiui. Ir ten yra turbūt vienas iš pagrindinių toks ateities Amerikos kaip čia, energetikos, ar ten hidroelektrinių, atominių elektrinių, net tam pačiam Okridžo parke yra 3 tipų vos ne elektrinės, kurie bando, žiūri, kas galėtų atsirasti. Tai ten jis yra numatyta, aišku, ten yra su valstybės dalis. Ir ta teritorija buvo taip įdomu pasižiūrėti. Aš dabar taip galvoju, nebepamenu, kiek ten tų hektarų, bet manau, kad visa teritorija tos atominės ten elektrinės tilptų į vieną stadioną dydį. Tai ne kažko reikia. O panašiai, jeigu taip politiškai būtų nuspręsta, kada realu turėti tokį, bent pradžią tokio projekto, jeigu taip žiūrėti iš grynai techninės pusės? Nu, valstybei pirmiausia reikia, yra toks matymas, turbūt 28 metai nerealu. Buvo pradiniai energetikos strategijų numatyta, kad Lietuva turėtų pasirinkti iki 28 metų eiti tuo keliu ar neiti. Tam, kad nuspręsti, reikia padaryti daug turbūt namų darbų. Pirmiausia, įsivertinti ir vėlgi tą pačią rinką, poreikis, kaip integruosis su kitom energijos gamybos, sakykime, rūšim. Tai gal ar tai bus 28 ar 30 metai nuspręsti, einam to keliu ar neinam, darom ar nedarom. Nes tam laiku jau bus kaip ir kanadiečiai turėtų pasirodyti. Ir šitie, bet čia labiau turėtų matyti, kaip mes, kokius yra Lietuvos poreikis, kaip jisai eina, auga, ar tos tendencijos, kurios yra numatytos, kad ten iki 40-50 metų Lietuvoje elektros energijos vartojimas padidėja 7 kartus, ar iš tikrųjų tai vyksta ar nevyksta. Ar bus antras parkas, ar nebus, o galbūt ne antrą parką, o gal reikia vystyti atominę energetiką, kuri, kaip sakant, žemyninė pasirodo, jūrai daug rizikų atsiranda, kainos ir kitos dedamosios. Tai kalbant su tais pačiais, tie, kurie dirba prie tų projektų, jie sako maždaug taip, 2 metai statyba, derinimas 7-8 metai. Tai jeigu Lietuva nuspręstų kokiais 30 metais, aišku, nemažai užtruktų pasirinkimas, pirkimai, 40-45 metai, žiūrėk, gal kažką ir galima turėti. Tai tokia, kaip, nuo ko ir pradėjom, kad ciklas atominės energetikos yra beprotiškai ilgas. Galbūt pradžia dar yra ne taip, sakykime, trumpesnė, bet kuo toliau į pabaigą, tuo tas ciklas ilgėja. Bet turint omeny mūsų patirtį Lietuvoje, ar ne, ir tai, kad būtent Visagino atominis projektas, kaip be būtų gaila, neįvyko vien dėl išorinių.
pačių galva, kiek bus to noro, kad to projekto irgi net nebūtų diskutuojama apie tai? Mes čia daug turim tų projektų ir skalūninių dalykų iškasimo. Aš manau, kad skandalo tikrai pasistengs, kai jis būtų. Kaip čia kalba rusų ir prancūzų generolas, ko reikia, kad prasidėtų karas. Rusas sako, kad žūtų bent vienas mūsų kareivis, o kad žūtų mes pasistengsim. Tai aš manau, kad tą pasistengs daryti. Bet jau dabar jau matant šiek tiek atsisukus į mūsų Lietuvos, sakyčiau, pažangą kelių dešimčių metų, Lietuvos toks yra unikalus variantas, kai mums blogai mes kažkaip gebam labai susitelkti, gebam pralysti pro tą mažą adatos skylutę paskutinę akimirką ir kad ir kiek kas nenorėjo ir kad ir kiek kai buvo prieš, tą, ką mes turim šiandien, aš dabar tikrai tikiu, kad mes ir ateityje ir su šito projektu galėsim praeiti ir ypač išmokę tas klaidas, pamokas galbūt labiau sakyčiau, klaidas, kurias mes turėjom, patyrėm per pastarąjį dešimtmetį. Taip pat visgi turi tą tikėjimą, kad Lietuva liks kaip branduolinė valstybė ir ateityje, ne tik tai kol susitvarkys buvusias atominės atliekas, bet kad ir su naujom technologijom gali ateiti į šitą rinką. Labai džiaugiuosi, kad per savo ilgą ir karjerą ir per tą sutikau daug šviesių žmonių ir matau, kiek protingų, išmintingų ir įtakingų žmonių palaiko šitą projektą ir serga. Ir aišku, čia yra Lietuvos patriotai, kurie tikrai yra tie žmonės, kurie darys viską, kad Lietuvai būtų geriausia ir kad Lietuva būtų ne tik tais kažkoks šiandieninis gamintojas, bet galvojantis apie ateitį, apie pažangą, turint omeny mūsų valstybės galimybės, tai mes jau turbūt esame irgi išmokę daug pamokų, tikėtis pagalbos iš kitų ar vien tik pasikliauti vienu šaltiniu. Aš šiandien tikrai tikiu, ne taip, kad sakyčiau, čia 50-50, ar mes bandytumėm susilygti, kada nors susėsim, tai pakalbėsim, bet aš šiandien tikiu. Kad galima nesulaukti. Tokias perspektyvoje, ar ne? Aš sakyčiau, kad pamatus aš tikrai tikiu matyti. Taip. Ir paskutinis tiesiog, nes iš tikrųjų daug galima šnekėti, bet kaip kolektyvas, ar ne, jaučiasi, kai iš principo darai darbus, kurių pabaigos niekas nepamatys iš tų, kas dirba. Kas tai yra per jausmas? Būti įmonė, kurioje, kaip sakant, tu darai viską tik tai į ateitį ir pabaigos pats nepamatysi. Turim kolegą vardas Andrius, jis yra giluminio atliekynų projekto vadovas. Tai esam pajuokavę, kurioje stadijoje dar ką mes galėtumėm pamatyti, su kokiais ten turėtumėm ratukais ateiti ir matyti vykstančias statybas. Čia yra neįtikėtinai unikalus projektas ir net ir šiuo metu, ką darom su giluminiu atlygynu, ir atliekama labai daug darbo. Jis nėra matomas, jis galbūt spaudoj kažkas ten kažkokias baimės numeta. Yra neįtikėtinai svarbus projektas ir matau, kad tie žmonės patiria didžiulę satisfakciją iš to darbo, ką daro, nes tai yra mega projektas, tai yra ne vieno projekto, o daug susidedančių sudėtingų projektų ir man neužtenka dirbti ties mano projektu, aš turiu ir su Artūru, ir su Antanu, ir su Petru derinti ir mano projektas negali strigti, kad mes ateitumėm į sėkmę. Aš tikrai matau komandą, kuri džiaugiasi. Ir šiaip ir aš gyvenime sudirbęs projektų, kuriuos mes pradėjom, dėja juostelės jau kirps kiti kolegos. Tai manau, kad profesionalai, jie mėgaujasi pirmiausia to projektų, kurie supranta, kas tai yra, kokią jisai vertę darys. Aš daug žmonių matau, kad net nėra ten minčių, kad jie gali perbėgti į kitą įmonę, nes tai yra mega projektas, apie kurį savo vaikam, anūkam galės tikrai pasakoti. Nes iš kitos pusės, pavyzdžiui, kaip ir prie LNG terminalo kolektyvas dirbęs, jis dabargi daro projektus visam pasauliu, nes jie su savo patirtim, kurią jie įgijo anksti, kai dar nebuvo bumo LNG terminalų, jie dabar, kaip sakyti, eksportuoja tas žinias, kurias jie įgijo darydami. Tai čia kolegos, kurie važiuoja Olandijos, kitur juos kviečia, kartais užtenka vien tik pasakyk, kur klaidų nepadaryti, kokį konsultantą pasikvies, o kaip būtų geriau daryti. Mes apie tą patį ir sakom, kad kai mes užbaigsim šitą projektą ir tikimės užbaigsim jį sėkmingai, kad tos žinios, kurios dabar išeina, tai nebūtina mums nuvažiuoti kažkur ten ir kažką pastatyti.
ten žmonės mažai žino apie Maišiaglos radioaktyvių atliekų, čia toks atlikinas buvo nuo 65 metų saugykla. Jau dabar atvažiuoja, Latvijai turi tokių pat ten radon tipo vadinamų tų saugyklų, Moldavai, ukrainiečiai, jie turi daug šalių sovietinių, tebe turi tokius ir jie nėra daug ko padarę. Jie pas mus atvažiuoja dabar mokytis, jie klausia. Tai va čia yra dar vienas žinių eksportas. Plus mes turim tikrai stiprius universitetus, fizikus, kuriem įdomu ir mes galim dirbti. Dėkui, Linai, tai matyt, reikia sutarti, kad ateityje, kaip pats sakėjai, su kokiais nors ratukais atvažiuosim, pašnekėsim, kas per tą laiką pavyko įgyvendinti. Ačiū labai pačiam už laiką ir tikrai smagų pokalbį, o žiūrovams dėkojame už dėmesį ir iki kitų kartų. Dėkui.